Močiutė Prija mylėjo savo sodą, bet pastaruoju metu ji jautėsi per daug pavargusi, kad prižiūrėtų savo ryškius medetkų žiedus. Jos gydytojas paminėjo, kad ji turėtų stebėti cukraus kiekį kraujyje, dėl ko ji jautėsi vangiai. Ji norėjo paprasto būdo vėl jaustis energinga be daugybės vaistų. Jos malonus anūkas Radžas pastebėjo jos prislėgtą nuotaiką. Močiute, o kas, jei rastume natūralų pagalbininką jūsų energijai, paklausė jis. Radžas pradėjo skaityti knygas ir ieškoti sveikų virtuvės priemonių internete, tikėdamasis rasti sprendimą. Vieną saulėtą popietę pas juos atėjo kaimynė Aiša, laikydama mažą prieskonių indelį. Prija, ar kada nors bandėte cinamono, pasiūlė Aiša. Ji paaiškino, mano teta pastebėjo, kad tai padėjo jai jaustis labiau subalansuotai ir gyvybingai. Cinamonas yra paprastas prieskonis, galintis padėti jūsų kūnui geriau panaudoti cukrų. Močiutė Prija, smalsi ir kupina vilties, nusprendė pabandyti. Ji pradėjo dėti šiek tiek cinamono į savo rytinę avižinę košę ir žiupsnelį į gardžią lęšių sriubą. Kartais Radžas jai sumaišydavo sveiką vaisių kokteilį su žiupsneliu cinamono, užtikrindamas, kad visi valgiai būtų vegetariški. Lėtai Prija pradėjo jausti pokytį, mažiau pavargusi ir linksmesnė. Ji vėl mėgavosi pasivaikščiojimais sode, jos dvasia žydėjo kaip jos gėlės. Radžas pamatė, kaip grįžta jos džiaugsminga kibirkštis, ir suprato paprastų, natūralių ingredientų išmintį. Atminkite, geriausi sprendimai dažnai randami gamtos sandėlyje, primenantis mums klausyti savo kūno ir priimti sveikus pasirinkimus. Užsiprenumeruokite kanalo pavadinimas, pamėgti šį vaizdo įrašą ir pakomentuokite žemiau, kad pasidalintumėte savo gerovės patarimais.